ana valdžia buvo melagių valdžia, sovietinė. O dabar, jeigu vėl atėjo melagių valdžia ir tvarkosi taip, kad erzina padorius žmonės, kurie nenori sutikti su jos tvarkele ir užgrobimu visų svertų valstybėje. Ir ne šita valdžia, o daug aukštesnė, jau prieš Šimonytės, pradėjusi savo veiklą su Gabrielium Landsbergiu, sukūrė tokią situaciją, kad žmonės neramus ir verslas savo investicijų saugo turimą tą savo turtelį, piniginį. Jisai stengiasi išsaugoti, jis stengiasi kažkur tai kitam krašte įsigyti kažką tai tokio. Valdžia turi būti tikrai piliečių valdžia, juos atstovaujanti, jų remiama, turinti jų pasitikėjimą. Nuo to prasidėjo anas sąjūdis. Bet ir dabar labai panašu, bet galima sakyti tas pats, žmonės nori valdžios, kuri būtų ne melagių valdžia, kurią būtų galima pasitikėti, kuri nebūtų savanaudiški cinikai, semiantys į savo kišenę valstybės turtą. Ar taip turi būti? Ar čia yra teisinga Lietuva? Bet tai yra tuom, kad mes netikim Lietuvą. O čia ir yra mūsų problema. Čia gerbiamas mūsų, visų, sakykim taip, jau labai išaukštintas ponas Landsbergiai ir yra mūsų problema. Jūs skelbėt su visa kohorta savo pasekėjų, kad jūs kuriat nepriklausomą Lietuvą, bet jūs taip ir privatizavot teisę į nepriklausomybę, idėją ir panašiai šitą Lietuvos ir jūs vieninteliai esat tik tai, aš ne jūs kaltinu, tiesiog net nekaltinu, tik konstatuoju faktą, kad jūs vieninteliai esat tie, kurie kariaujat už suverenitetą, išlaikot istoriją, kultūrą ir panašiai. Bet jūs išauginti, jūsų sistemos sukurtos, su kitų pagalba, aišku, kurią jūs neprieštaravot, sukurtos ir kurie dabar kalbama apie patriotizmą, į tebe kalbama, ir ne taip yra, tebe kalbama. Žmonės, kurie prasigyvenę, kai jie neturi saugumo jausmo. Jie iškeliauja. Tai rodo dar viena banga išeinanti. Tai kur tas jūsų protingas mąstymas ir kur ta tikroji kova už nepriklausomybę, už suverenumą, kurį turėtų turėti didesnį ar mažesnį, bent jau kraštas. Kur ta jūsų atsakomybė už tai, kas įvyks ateityje? O juk šituo keliu einant ateitis yra tik vienintelė. Ir jūs tą puikiai žinot. Todėl keist, būtinumas yra keist nedelsiant mūsų mąstymą įdiegtą į galveles ir mūsų jaunimų. Ir jei keistai nedelsiant. Reikia keisti šitą vietą. Ir visiems reikia keisti šitą vietą. Ir kiti principai turi būti mūsų santykių tarp žmonių ir tarp piliečių ir valdžios. Vadinasi, mums reikia daug ką keisti. Norima Lietuvos ir politinį gyvenimą pakeisti, kad būtų be melagių, be sukčių. Štai pagrindinė užduotis tam, kad mes išliktume. Reikia būti protingesniais už kurmius. O dabar mes elgiamės kaip kurmiai, kurie nieko nemato, girdėt girdi, labai neblogai. Ir vis skaičiuoja atsistoja. Tiek suvalgom, tiek ne, čia. Bet tai yra galvojančių žmonių, o ne savo tenai pinigiukų skaičiuojančių interesantų. Pasakykim tiesą patys savo. Tai aš ir dabar norėčiau patarti, kad daugiau žmonių pasijustų žmonėmis, kurie nebijo už sienos sėdinčio viršininkėlio. Viršininkėlis gali atleisti iš darbo. Ar dabar nėra taip, kad priimdamas į darbą,
tu pirmiausiai žiūri, ar čia mūsiškis, ar čia iš mūsų kompanijos žmogus. O jeigu neaiškus, tai gal tegu jisai pasėdi kampe. Aš susirasiu tik tų tikrų savo sėbrų, kurie visada bus už mane, visada balsuos taip, kaip aš pasakysiu, ir gaus už tai savo pyrago gabalėlį. Tai apie kokią Lietuvą mes čia tada kalbame? Aš suprantu, kad mes esam tiek politizuoti savo aplinkoj valstybei, iš tikrųjų politizuoti, nereikia tiek. Bet juk kiekvienas traukia savo. Kokia nors, atleiskit, daugmaž ta partijos, tos sisteminės partijos supranta, kad, resursų nebėra, kad žmonės pradeda nebetikėti jais. Tai jie pagatavi ten. Jiems reikia prie tų srautų, opozicijai pripult tam, kad nors paskutinį kartą normaliai prisimaitinti, nes puikiai žinau, kad tokio nebebus kartų daugiau. Pabandykime išrinkti tarybą, kur būtų sąžiningi, padorūs žmonės, nesudarantis jokių klanų, grupelių, grupuočių, kurios dalinasi pinigiukus, dalinasi postelės, tu gauni šitą, aš gaunu šitą, mano hebra ten pasinaudos, tavo hebra ten pasinaudos. Tai čia yra pražūtis, čia yra liūnas. Aš tai galvoju, gal Žemaitaičiui reikalinga būtų premjero pozicijas užleisti. Žmonės turi nesutikti su falšu, melu, apgavystę ir kad juos apgaudinėja. Jeigu žmonės sutinka, apgaudinėja, tai ir prieš tai apgaudinėja, ir dabar apgaudinėja. Gyvenom ir gyvensim, kodėl mums negyventi kvailio vietai, apgaudinėjimams, galim pagyventi ir toliau. Tada jokios permainos, jokios nepriklausomos Lietuvos iš tikrųjų neatsiranda. Anoji opozicija, kuris turi stuburą daugmaž įprivatizavusi nepriklausomybės iliuziją, mums dar kabinanti tuos makaronus, o iš tikrųjų veikianti. Kai aš buvau Sąjūdžio veikėjas, mes formavom savo politiką, prieštaraudami komunistams ir sakydami, kad reikalingos esminės permainos, turi būti visai kitokia žmonių Lietuva ir siekianti teisingumo. Ir dabar yra taip, ateina teisingumo Lietuva, kuri nori gyventi ir nori, kad būtų teisingumo Lietuva. Čia reikėtų atskirai apie Lietuvą kalbėti, iškai nuo pat 90-ųjų metų, kur mes padarėm milžiniškas klaidas ir mūsų elitas, ypatingai tas, kuris stovi opozicijoje, prikrėtė tokių dalykų, absoliut nemąstydamas į priekį. Strategiškai, jau ne kartą sakiau, tik dar kartą pakartosiu. Ne dabartinis, ne tie socialdemokratai, kurie atėjo varganės šiai dienai. O jūs patys mums nepatinkat. Tai gal jūs eikit kur nors į pašalį ir gerkit ten savo alų. O mes norim kitokios Lietuvos, ne alaus gerėjų. Kaip mums išeiti iš sovietizmo, iš kolūkinės santvarkos, kur kolūkio pirmininkas buvo diktatorius. Tai ne kelias į ateitį, tai kelias į praeitį, ko labai net nesinorėtų nei man, nei kim nors kitam.